Taigi, sveiki dar kartą. Ačiū, kad prisijungėte prie Business Go Cyber webinarų ciklo vykstančio jau netgi nuo šių metų rugsėjo ir kurio metu mes nagrinėjame organizacijų iššūkius keliaujant skaitmenizavimo keliu kibernetinį pasaulį. Šios dienos sesijos tema bus kibernetinis saugumas 101, kuriame detaliau apžvelgsiu, kaip keitėsi tas visas kibernetinio saugumo situacija, iš kur kyla rizikos organizacijai, jos duomenims ir infrastruktūrai, bei aptarsime pagrindinės technologinės priemonės, kaip minimizuoti ar neutralizuoti šias rizikas. Informacija tikrai yra specifinė, tačiau aš stengsiuosi viską pateikti kuo paprasčiau ir tikrai ne specialistų kalba. Taip kad neįsigaskite, nesat specialistas ir manau bus aktualu ir įdomu. Pamiršau pristatyti, esu Paulius, atstovauju Hermitage Solutions įmonę. Mūsų specializacija yra kibernetinio saugumo technologijos ir jų pagalba siekiame padėti organizacijoms apsaugoti, tai yra savo skaitmeninį turtą nuo išorinių rizikų bei vidinių grėsmių. Tai išorinės būtų kibernetinis nusikalstamumas, vidinės tai tyčinis ar netyčinis informacijos nutekinimas iš vidaus ir bei padėti pasiekti atitikti. Tokias kaip, pavyzdžiui, tas pats BDA reglamentas. Šioje srityje jau dirbu 13 metų, tai atrodo yra jau liktai ką ir papasakoti. Keltas techninių klausimų, tai jeigu turite klausimų, rašykite į chat langą, kadangi jūsų mikrofonai yra išjungti ir aš į juos pasitengsiu atsakyti pabaigoje. Taigi, pradėkime. Ir tai pradžiai padarysim nuo pat pirmų tokių, pavadinkim, komunikacijos technologijų žvalgos ir kaip jos buvo išnaudojamos. Ir siekiu, kad ta visa prezentacija būtų kuo labiau įtraukianti ir jūs įtraukianti šią sesiją, todėl paprašysiu jūsų kartais ne tik klausyti, bet ir pagalvoti savo patiems į mano užduotus klausimus. Nes tikrai manau, kad tai bus įdomiau ir jums. Tai iškart pirmas klausimas, pabandykite atspėti, kas yra šis žmogus. Laiko daug neduosiu. Tai tie, kurie numanė, kad turėtų būti susiję su šios dienos tema, greičiausiai atspėjote, šį asmenį galime vardinti kaip vieną pirmųjų programišių. Tai yra Neville Askelin, kuris buvo profesionalas magas. Na ir kadangi technologijos tuo metu, beje, čia veiksmas vyksta apie 1990 metus, tuo metu technologijos buvo daugeliui, kaip magija turbūt, ir nenuostabu, kad ir burtininkai savo šou technologijas naudodavo. Bet konkrečiai Neville'is ką padarė, tai jisai 1903 metais nulaužė tuo metu sparčiai augančią inovatyvią technologiją, tai yra telegrafą. O padarė jisai padarė, tai perimdamas italų inžinieriaus išradėjo Marconi telegrafo komunikaciją ir Morzės abėcėle nusintė jam tokį žeidžiančią žinutę. Ir kas blogiausia, kad visa tai vyko per Marconi telegrafo prezentaciją visuomeniai. Tai ir dar, kas labai kenkė Marconi reputacijai, kad jisai prieš šitą prezentaciją labai smarkiai akcentavo, kad telegrafas bus nauja saugi bevėlė technologija perduoti žinutes ilgomis distancijomis. Tai buvo tas pirma prezentacija ne visai vykus. Persime keliais dešimtmečiais į priekį. Dabar dar kartą paprašysiu šiek tiek pasukti galvą, kokie jūsų variantai tai, kas per renginys yra pavaizduotas ekrane. Čia bus šiek tiek jau sunkiau, tačiau nenusivilkite, jei neatspėjote ar neteisingai numanėte, bet ekrane yra pavaizduotas paprasčiausias žaislinis švilpukas, kurį beje buvo galima rasti sausų pusryčių dėžutėse ten 60-70 metais. Ir šį švilpuką iš tikro smalsų žmonės sugalvojo panaudoti visai neprastai. Ir tas panaudojimas buvo tai, kad šio švilpuko pagalba buvo galima atkartoti 2600 Hz toną, tokį patį, kurį tuo metu naudojo JAV telekomunikacijų bendrovė AT&T tarptautinių skambučių valdymui. Taigi tiesiog ne ta žodžio prasme su švilpus ir ragelį buvo galima kalbėti nemokamai. Šis visas judėjimas, telefonų, pavadinkim, nulaužinėjimas tiek išpopuliarėjo, kad šiems švilpautojams buvo priklijuota phone freakers etiketė, lietuviškai gal teisingiausias vertinys būtų telefoniniai įsilaužėliai. Ir esmė tame, kad gal svarbu prabėžti, kad tuo metu hakeris programišius nekeldavo tokių neigiamų asociacijų visuomenė, kaip tai kelia dabar, ir netgi atvirkščiai juos laikydavo tiesiog smalsiais moksliukais. Netgi, bet kaip ten bebūtų, ta
veikla jų užklasinė, tas visas analizavimas sistemų susilaukė teisėsaugos dėmesio ir, pavyzdžiui, tas vienas iš phone phreaking išradėjų, John Draperis, kuris pirmasis pastebėjo, kad kaip tą švilpuką galima panaudoti ne visiškai pagal paskirtį. Po arešto paklausus, kodėl taip elgėsi, jis tiesiog įvardino, kad labai aiškia motivacija, jog jį darė to vedamas noro išmokti, kai veikia technologijos. Ir tas noras išmokti dar kurį laiką motyvavo smalsius žmonės ir kompiuterių technologijų pasaulyje. Kaip to įrodymas keletas iliustracijų pirmųjų virusų mato ekrane. Ir kaip matote, jie savo pėdsakų pasislėpti tos virusus susidiegia į kompiuteris toli gražu nesiekia, atvirkščiai, akivaizdžiai nori pademonstruoti, kad sistema buvo infekuota. Tačiau dėl vis didesnės technologijų skvarbos interneto ir informacijos apdorojimo kompiuterinėse technologijose maždaug po 10 metų, taip grubiai nuo pirmo viruso parašymo, tai yra 1986 metų, motyvacija pradėjo keistis iš esmės. Toliau peržvelgsime tos kabutėse herojus, kibernetinius nusikaltėlius, kur tai yra, pasižiūrėsim jų modus operandi iš arčiau. Ir prieš pradedant gal pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į pagrindinius motyvus šiai destrukciniai veiklai. Tai principai yra du, tai yra politiniai. Tai kai kalbam apie politinius motyvus, tai čia kalba vyksta apie kiberteroristus, įvairius maištininkus ar netgi valstybės atžvilgių nusiteikusias ir vykdančias kibernetinės atakas. Ir bei finansiniai nusikaltėliai, kurie veikia tiek pavieniui, tiek organizuotai. Ir toliau webinare aš dėmesį skirsiu tuos būtent finansiškai motyvuotus elektroninius nusikaltėlius, kadangi tai yra tiesioginė rizika verslo pasaulyje veikiančioms organizacijoms. Taigi, apžvelgime konkrečiau, kaip būtent yra išnaudojamas kompiuteris, kokią naudą gauna nusikaltėlis jį užkrėtę žalinga programa. Gal tik tai dar prieš pradedant patikslinsiu, kad neapsiribosiu kalbėdamas tik apie kompiuterių išnaudojimą ar tarnybinės stotis, nes mūsų kasdienį gyvenimą supa vis daugiau ir daugiau įvairių išmanių ir netokių įrenginių, kurie kaip ir kompiuteris turi programinę įrangą, o tai reiškia, jog gali būti užkrėsti ir išnaudojami įvairiems tikslams. Taigi, užgrobus tam tikrą įrenginį, jį galima panaudoti šiems tikslams. Tai vienas pirmųjų yra tiesiog žiūrėti į tą įrenginį kaip į tam tikrą infrastruktūros elementą. Na, pavyzdžiui, jūsų užkrėsto kompiuterį nusikaltėlis gali nuomoti kaip resursą, kuriame ar jis pats, ar kiti gali laikyti įvairų nelegalų turinį, kaip ten, nežinau, žalingą programinę įrangą, piratinį įvairią medžiagą ar netgi vaikų pornografiją. Dar vienas dažnesnis ir vis labiau pastarosius keletą metų populiarėjantis įrenginių išnaudojimas kaip infrastruktūros tikslais, tai tiksliau skaičiuojamosios galios, tai yra kriptovaliutų gamyba ir kasimui. Tai yra, kai yra sudiegiama tam tikra programinė įranga, čia ekrane matot vieną tokį pavyzdį, kuri iš principo gamina, pavadinkim, tą kriptovaliutą ir labai yra pastebėta koreliacija, kad kuo kriptovaliutų kursas kyla aukštyn, tuo mastas užkrečiamumo ir tokių pažeidžiamumų didėja. Judant toliau, kitas pajamų šaltinis, ką gali išpešti iš tos pasisavintos sistemos, galim tai vadinti, informacijos paėmimas, ištraukimas, tokios kaip bankinė, kreditinių kortelių informacija, įvairūs prisijungimo duomenys prie paskyrų, nes daug besinaudojančių kompiuteris išsaugo tiek naršyklėse, tarkim, prisijungimo detalės ir panašiai. Ir tos informacijos išsitraukimas. Beje, kaip viena iš pavyzdžių, tai ir kad pabrėžti, kad ne tik tai yra rizika klasikiniams tam kompiuteriu ar serveriui, ar ne, tai būtent yra buvę incidentų prieš keletą metų, kai iš išmanio šaldytuvo pažeidžiamumas leido surinkti kalendoriaus, pavyzdžiui, informaciją, o tuo pačiu tai galėjo būti ir elektroninio pašto adresai, prisijungimai prie elektroninio pašto ir panašiai. Tai jeigu turi operacinę sistemą, kaip jau minėjau prieš tai labai tikėtina, kad gali būti išnaudota, jeigu bus tinkamai nepasirūpinta jos apsauga. Trečias variantas tai būtų pačio kompiuterio pavertimas į zombį. Aš galbūt šitą temą šiek tiek plačiau paaiškinsiu. Tai zombis tai yra kompiuteris užgrobtas ir valdomas nusikaltėlio nuotoliniu būdu. Ir kai tokių valdomų kompiuterių sujungiam
į vieną tinklą, tai tampa botnetu, tas zombių tinklas. Ir visą tai galima išnaudoti skirtingais tikslais, pavyzdžiui, siuntinėti tą patį spam elektroninius laiškus, tokių didelios kompiuterių ūkio pagalba, arba atlikti, pavyzdžiui, atsakymą aptarnauti atakas. Ir konkrečiai apie tas atakas galbūt irgi dar papasakos, kas tai yra. Tai atsakymo aptarnauti ataka, angliškai sutrumpintai vadinama DDoS, tai arba kitaip Distributed Denial of Service ataka. Ir tai yra iš principo kenkėjiškas bandymas sutrukdyti normalų srautą į nutaikytas tarnybines stotis, paslaugas ar tinklus apkraunančios taikinius dideliu interneto srautu. Ir DDoS atakos pasiekė efektyvumą išnaudojant daugybę infekuotų sistemų, iš kurių generuojamas srautas, ir šios sistemos dažniausiai yra kompiuteriai ir kiti tinklo komponentai, tokie kaip, pavyzdžiui, daiktų interneto įrenginiai. Ir jį duoti iliustraciją iš realaus pasaulio, tai DDoS ataka yra tarsi automobilių spūstis, praktiškai užblokavusi greitkelį ir neleidžianti įprastam automobilių srautui nuvykti į priešingos krypties kelią, pavyzdžiui, kaip šioje iliustracijoje, arba, kitaip tariant, pasiekti tikslą paprastai ir sklandžiai. Tai va šioje iliustracijoje DDoS srautas būtų raudonas spalva, o įprastinis būtų žalia. Ir kiek plačiau apie įrenginius išnaudojant DDoS atakos vykdymui, tai pirmiausia, programišius turi gauti kontrolę įrenginių, kuriuos išnaudos atakai. Tai padaroma internete esančius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterį užkrečiant žalingą programą ir paverčiant jį botu arba zombiu. Kai jau turbūt supratę, šie botai yra dažnai nieko neįtarančių namų ūkių, jūsų ar organizacijų įrenginiai. Ir po sėkmingos infekcijos nusikaltėlis įgauna nuotolinę grupės botų kontrolę, kuri vadinama botnetu. Šiek tiek kartojas, bet manau, kartojimas yra geras mokslas. Ir šios botnetus įprastai sudaro, kaip minėjau, nuo kelių šimtų iki keliasdešimt tūkstančių užkrėstų renginių. Ir kai nusikaltėlis nurodo tam įrenginių tinklui botnetui siųsti užklausas į konkretų IP adresą, tūkstančiai tokių užklausų pasiekia taikinį ir kai tas taikinys nesugeba jų apdoroti, vyksta atsakymas aptarnauti. Sistema, liaudiškai tariant, pakimba. O kadangi kiekvienas tas botas elementas, kuris atakuoja ar siunčia užklausas į tuos resursus, yra teisėtas interneto renginys, kaip minėjau, tai gali būti namų kompiuteriai, įmonių kompiuteriai, tai atakos srautą atskirti nuo normalaus srauto tampa labai sudėtinga. Beje, botai naudojami ne tik DDoS atakoms vykdyti, bet ir, pavyzdžiui, rinkti iš jų informaciją ir aibę kitų kenksmingų veikų. Tačiau tą mes jau iš principo aptarinėjom dabar. Jau ketvirtas būdas būtų, kaip dar galima monetizuoti tą užkrėstą sistemą, tai šituose užgrobtuose resursuose vykdyti taip vadinamas vietinės atakas nutaiktas į tos sistemos vartotoją. Pavyzdžiui, pavyzdys galėtų toks, kad, tarkime, vieną dieną jums iššoka ekrane toks langas, kur pasiūlo pasitikrinti, ar jūsų kreditinė kortelė nėra pavogta, ar nėra dar nusikaltėlių duomenų bazėse, ar neegzistuoja. Tai jeigu žmogus patiklus, jis tą suveda duomenis, paspaudžia skanuoti, rodo, kad vyksta skenavimas ir vėliau gaunama žinutė, kad viskas tvarkoj, jūsų kreditinė kortelė yra saugi, niekas jos informacijos nepaėmė, nors jau kas įvyko iš tikro, tai ta informacija buvo surinkta. Ir jau iš tikro yra tose duomenų bazėse paruošta pardavimo arba išnaudojimui. Dar iš tų vietinių atakų pavyzdžių galėtų būti, kaip pavyzdžiui, netikros antivirusinės apsaugos sistemos, kai irgi iššoka, kad siūlo nemokamai praskanuoti kompiuterį, tada paspaudžia skanuoti, praskanuoja, randa virusų kaip taisyklė ir tada siūlo išsivalyti, bet jau išvalymas kainuoja ir tada žmonės būna, kad tiesiog įsigyja tas antivirusinės programas, kurios realiai nieko nedaro. Ir penktas iš tokių pagrindinių galbūt dalykų tai būtų virtualios gėrybės, čia galbūt susiję daugiau. Ką aš turime kalbant apie virtualias gėrybės, tai galėtų būti, jeigu ten elektroninių žaidimų žaidėjai, jie ten gali kurtis tam tikrus lygius, tam tikrus ginklus užsidirbti panašiai. Tie dalykai turi tam tikrą vertę, jos galima parduoti ir už grynus pinigus. Taip pat prie virtualių gėrybių galima priskirti įvairias licenzijas, pavyzdžiui, programinės įrangos, įvairius licenzinių failus ir panašiai. Tai pasitaiko tokių irgi incidentų, kai
priėjus prie to infekuoto kompiuterio, bando maksimaliai iš jo išspausti naudą ir susirinkti tokią informaciją, kurią vėlgi antriniai rinkoje pabandyti parduoti. Grubiai tariant, jeigu ten kažkas naudojasi piratinę įrangą, tai labai dažnai būna kodai generatoriai atkeliavę tokiu būdu surinkti iš legalių vartotojų. Taip kad negerai naudotis piratinę įrangą. Ir apžvelgus, kaip nusikaltėliai monetizuojant infekuotus kompiuterius, serverius ir išmaniuosius įvairius įrenginius, sekančią dalyje aptarsiu pogrindžio organizuotumo elementą. Ir viena pirmųjų nusikalstamumo rūšių tapo žinoma, kad prekyba surinktais duomenimis. Ir programišių kabutėse ta surinkta informacija realiai pavogta vertinga informacija, tokia kaip savo lauko elektroninio pašto adresai, įvairius prisijungimai prie įvairių paskyrų, socialinių medijų ir panašiai, bankinė informacija, asmens informacija. Visa tai yra parduodama ir pardavimai dažniausiai vyksta pogrindžiuose formuose. Čia yra vienas iš tokių pavyzdžių, kur įvairia informacija yra prekiaujama. Taip pat yra tokių, kaip pavadinkim, ir specializuotų svetainių, tai atsiranda turbūt dėl konkurencijos nemažos ir kai yra konkurencija, tai kas yra irgi iš principo blogai, kad mums kaip vartotojams turbūt blogai ir duomenų savininkams, kad krenta kainodara tų įvairių duomenų dėl konkurencijos, bet vėlgi tie nusikaltėliai siekdami būti patrauklesni, tai tobulina to savo pardavimo, įrankius, pavadinkim taip ar ne, ir atsiranda įvairios platformos, kurios tampa tokios paprasčiau naudojamos, labiau dedikuotos konkrečiai informacijos įsigijimui. Tai va čia ir pavyzdys yra, kad svetainė pardavinėjanti kreditinių kortelių informaciją. Tai yra įvairūs paruošti filtrai pagal, ten tiekėją, Visa, Mastercard ir panašiai, atsifiltruos šalis ir tiesiog mygtuko paspaudimu įsigyti. Ir labai svarbu, kad atkreipdėmės, kad čia pavyzdžių daug yra, viskas yra iš užsienio, tai tie skrinšotai pateikiami, tačiau Lietuvoje mes irgi toli gražu nesam apsaugoti nuo visų šitų negandų ir informacijos vagysčių, nes reikia nepamiršti, jog internetas neturi sienų ir nusikaltėlis aukų nesirenka. Ir va čia turbūt pamenate vieną iš tokių į viešumą išlindusių incidentų, kai buvo nutekinta jautri informacija ir bandoma tuo metu šantažuoti tuos paveiktus asmenis, kad susimokėtų už jos nepaviešinimą. Tai va vėlgi tas klasikinis pavyzdys informacijos prekyba. Kita tokia gąsdinanti tendencija yra ta, kad nusikalstamumas, taip vadinkime, randa struktūrą ir plečiasi įtraukdamas vis daugiau žaidėjų tą visą pogrindį ir atrandama vis naujų pasipelnimo formų. Tai jeigu taip žiūrėt chronologiškai, apie 2004 metus, čia tos datos nėra tikslios, tokios preliminarios, bet buvo pastebėta tokia nauja nusikalstama veikla, kaip prekyba pasidaryk pats programiniais paketais. O tai lėmė tai, kad vis daugiau nusikaltėlių galėjo įeiti į pogrindžio pasaulį, nes būtent dėl tų atsirandančių paprastų naudojimų įrankių leidosi tos techninių žinių bagažas reikalingas, kad daryti nusikalstamus, grubiai tariant, tai pavadinti. Tai keletas tokius, beje, ta įrankių pasiūla pogrindžio pasaulyje yra plati, nuo paprastų ir nedaug opcijų, mažiau įgūdusiems vartotojams, kaip pavaizduota šioje skaidrėje, kur iš principo lieka pasirinkti, į kokią operacinę sistemą bus nutaikyta ataka, kokiu būdu bus išplatintas tas žalingas paketas. Ir dar galima uždėti opciją, kad būtų naudojamas šifravimas, kad tai padidins šansus ir apeiti, tarkime, tam tikras antivirusinės sistemas bandyti apeiti. Taip pat yra tų ir tokių sudėtingesnių įrankių su daugiau nustatymų galimybių. O kas yra įdomiausia, kad programišiams yra nesvetima ir rinkodaros principų pritaikymas savo veikloje. O šis pavyzdys neblogai iliustruoja keletą tokių triukų, siekiant paslaugą padaryti patrauklesnę ir konkurencingesnę, nes vienas iš tokių, kad yra siūloma suteikti visą parą tiekiamą gyvą techninę pagalbą arba kažkokias ypatingų asmenų palaikymą. Čia turbūt niekas realiai nėra daroma, bet skambiai, patraukliai skamba. Ir kas įdomiausia, kad jeigu ten bus nepatenkintų kokybę įrankio to ir panašiai, tai yra galimybė grąžinti pinigus. Aišku, aš beveik 100% įsitikinęs, kad visa tai yra melas, bet galbūt tai veikia, jeigu tokius dalykus daro, parduodant savo tas paslaugas.
Ir šie ir kitokie verslo modeliai, adaptuota kainodara atsiranda iš tikrųjų dėl tos esančios konkurencijos, kaip jau minėjau. Va čia pateiktas dar vienas to įrodymas. Tai vat viena iš tokių savo laikų labai populiarių buvusių įrankių SpyEye. Dėgymo metu šitą programinę įrangą į užgrobtą kompiuterį atlikdavo skenavimą, ieškant, ar nėra jau sudėkta kita konkurencinė žalinga programinė įranga. Ir jeigu tai pasitvirtindavo, tai vat buvo tokia opcija, kad galima iš principo uždėjus paukščiuką, jisai automatiškai pašalintų tą konkuruojančią žalingą programinę įrangą iš kompiuterio ir visą dėmesį ir išnaudojimą skirtų būtent tik tai šiuo atveju SpyEye'aus išnaudojimui. Ir einant metams, augant tų pasidaryk pats įrankių pasiūlai, apie 2007 metais išprovokavo pagrindą atsirasti naujam nusikalstamo verslo modeliui. Tai angliškai tai yra vadinama crimeware as a service, lietuviškai turbūt žalinga sistema kaip paslauga. Tai ką mes čia turime minėti, kad visa šita paslauga pasižymi paprastomis tokios struktūriškomis internetinėmis svetainėmis, didžiąją dalimi nieko nebereikia dėktis į kompiuterį, paprasčiausiai yra sumokama už paslaugą ir tu gauni prieigą prie įrankio. Skaidrėje, pavyzdžiui, matai išpirkos reikalaujančios programinės įrangos pavyzdį. Beje, primenu, kad kalbant apie išpirkos reikalaujančias programinės įrangas, angliškai ransomware, tai yra tokio tipo žalinga programinė įranga, iš principo nusikaltėlis užkrėtęs kompiuterį užšifruoja jūsų kompiuteryje esančius failus ir tam, kad jūs galėtumėte atgauti tą informaciją, jums reikia susimokėti. Tai vat yra tam paruošti įrankiai, kurie leidžia tokias kenkėjišką veiklą vykdyti. Ir beje, šiuo metu šita ransomware metimas į rinką vis daugiau ir daugiau pastebama incidentų. Yra ir siūlančių tokių paslaugų kaip sukčių skambučio centro paslaugas. Šitokios paslaugos tampa aktualios, kai reikia sąveikauti su auka telefonu ir pademonstruoti kalbos mokėjimą. Tai kurios nusikaltėlis dažnai gali ir nežinoti, jeigu ten yra, tarkim, anglakalbis, o nori Rusijoje daryti kažkokį nusikaltimą ar atvirkščiai. Tai yra tokia, kaip outsourcing paslauga, kur yra žmonės, kurie geba kalbėti keliom kalbom, vyrai ir moteris, ir jie gali tam tikras atakos dalis atlikti, būtent pateikus jiems instrukcijas, ką reikėtų padaryti. Ir kai su žalingų programų prekyba, kaip minėjau, taip ir šioje veikloje neišvengiama rinkodaros priemonė. Pavyzdžiui, šiuo atveju taikomas tinklinis marketingas. Tai veikimo principas labai paprastas, tuo pačiu gal ir genialus tą blogąją prasme. Tačiau kas yra siūloma, kad jeigu aukai, kuris jau yra užkrėsęs, tarkim, žalingą programinę įrangą, yra siūloma išsiųsti tą nuorodą keliems savo pažįstamiem, 2 ar daugiau. Ir tokiu būdu, jeigu tie pažįstami bus užkrėsti, tai jie pažada, kad jie nemokamai išvalys arba atšifruos jūsų duomenis. Tai va čia klasikinis tinklo marketingo toks pavyzdys, kuris yra naudojamas. Ir kiek žinia, kartais tai visai suveikia. Dar vienas sluoksnis programyšių pasaulyje, tai tūra žalingų įrankių kūrėjams ar kitiems nusikalstamą veiką vykdantiems veikėjams. Tai aš gal čia irgi keliais pavyzdžiais paliustruosiu. Taip, tarkime, yra asmenys, kai jūs matėt, kurie, tarkim, rašo žalingą kodą ar žalingų programinių įrangų paketą, bet lygiai taip pat yra asmenys teikiantis kaip ir pagalbą, kur galima pasitikrinti, ant kiek tas žalingas parašytas kodas bus nepastebėtas apsaugos sistemų. Tai vat yra tokie tiekėjai, kur leidžia užkrovus tą savo paketą, jį patikrina ir pasako, kurios surado, kurios nesurado, ir tada toliau, kaip suprantama, turbūt eina ir tobulina, kad tas nepagaunamumo lygis didėtų. Taip pat yra tokių kaip ir paslaugų, kai, tarkime, infekuoti kompiuterius to šifruojančią žalingą programinę įrangą yra viena dalis, kartais nebūtinai jinai būna dažnai ir sudėtingesnė dalis turbūt yra išsigryninti tą. Tai yra kaip paimti iš žmogaus, iš aukos pinigus. Tai vat yra tam irgi sukurtos specifinės tokios tarpininkų svetainės, kur aukos gali ateiti sumokėti išpirką, ir tuo tarpu jie už tam tikrą komisinį mokestį atsiskaito su tais nusikaltėliais, nes jie ant to specializuojasi. Tai va tas irgi parodo tą tokią specializaciją skirtingą pogrindinėje.
Na ir šiek tiek trumpai dar apie vieną pinigų išgryninimo operacijų, tai yra pasitelkiant pinigų mulus. Tai čia gal nežinau, gal jum teko matyti tokias tam tikras svetainės, kai yra siūlomas darbas iš namų. Na dabar aišku dar labiau komplikuota, nes vis daugiau įmonių dėl sudariusios situacijos siūlo darbą iš namų, bet tame tarpe atsiranda tų tokių kenkėjišką, nu, nerealų darbą siūlantis skelbimai. Tai iš principo, na, papuolus tokią svetainę, pasiūloma užsiregistruoti formoje. Ir tenai turi labai tokį pakankamai protingą kvalifikacinį klausimyną, kur pabando suprasti, kokio tipo jūs klientas esat bankui. Taip pat išsiaiškina, kokios yra vidutinės jūsų mėnesinės transakcijos. Vėlgi, jie taikosi tokius žmonės, kurie pagal, yra žemiau tų tam tikrų nustatytų banko saugiklių, kurios atidžiau monitorina transakcijas. Ir va tokius žmonės atsirinkę, kas vyksta toliau, kad per kelis tarpininkus pas žmogų atkeliauja į sąstą pinigai ir jisai gauna instrukcijas, kur tos pinigus pervesti toliau. Tai dažniausiai va čia yra paskutinė stotelė, tai jisai tos pinigus pasiema ir eina į tokios kaip paslaugas, kur siūlo, kai išgryninti tos pinigus ar ne. Tai va čia vyksta apie tai būtent kalba. Na ir apibendrinant tą nusikaltėlių pogrindį, svarbu atkreipti dėmesį, jeigu nusikaltėliai keliasi į kibernetinį pasaulį dėl sąlyginai mažos rizikos būti sučiuptiems. Tai nėra tas pats, kai įsiveržti į tikrą fizinį banką. Dėl organizuotumo, tos struktūros, kuris irgi išprovokavo skirtingų pasipelnimo būdų, o to pasikoje ši nelegali veikla yra pelninga, jeigu ją vykdo. Tačiau nereikia galvoti, jog mes kaip interneto ir technologijų naudotojai dėl to negalime nieko padaryti. Tai va dabar ir norėčiau peržvelgti, kokių priemonių galime imtis kaip organizacijos ir asmeniškai, turbūt kartais, kad neutralizuoti tas kylančias rizikas kibernetinėme pasaulyje. Tai prieš kalbant apie technologijas konkrečias, tai noriu pabrėžti, kad jūsų organizacija turi būti nustatyta saugumo politika bei darbas su technologijomis procedūromis. Pavyzdžiui, kaip saugesnė slaptažodžio politika, kombinuojant su reikalavimu naudoti ten antro faktoriaus autentifikaciją, pavyzdžiui. Duomenų nutekėjimo prevencijos tikslais gal reikėtų pasirūpinti, kad vietoj ten įprastai naudojamų USB atmintinių informacijos saugojimo, jeigu tas yra dar daroma, darbuotojai, pavyzdžiui, naudotų šifruotus įrankius arba kitokius perdavimo kanalus trečiom šalims informacijos. Taip pat apibrėžti taisyklės, kada gali būti naudojami asmeniniai įrenginiai darbui, užtikrinti, kad jie būtų teisingai paruošti ir panašiai. Ir labai svarbu, kad užtikrinti programinės įrangos savalaikį atnaujinimą ir numatyti aišku tą komunikacijos kanalą su IT skyriumi dėl pagalbos ir panašiai. Tai, žodžiai, yra aibė taisyklių ir rekomendacijų, tiesiog reikia tą paimti ir padaryti, nes, čia yra pagrindas įdėti į priekį ir būti saugesniems. Ir kita, ne ką mažiau svarbi dalis, tai yra padarius tą pirmą žingsnį, tai yra tas technologinis saugumo priemonių įgyvendinimas, kurios turi užtikrintą kibernetinę saugumo higieną. O kai mes kalbame apie kibernetinę saugumo higieną, tai turime omeny, kad tai yra pakankamai elementarios ir didelių investicijų nereikalaujančios technologijų įsidiegimas. Ir va dabar būtent ir peržvelgsiu pagrindinius komponentus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Rekomenduoju atkreipti dėmesį į savo organizacijos kibernetinio saugumo higieną, kadangi priklauso kokiam jūs, aišku, dar brandos lygyje kaip organizacija esate. Tai nuo to priklauso, kokios priemonės iš to išplauks. Bet čia tokios standartinės, pagrindinės, kurias dabar paminėsiu, tai pirmiausia reikėtų pasirūpinti tinklo perimetro saugumu. Bei šiuo metu, kai nemaža dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, tai saugaus ryšių užtikrinimu. Ir šiuolaikinės naujos kartos ugniasinės ar prieigos vartai užtikrina tų komunikacijos kanalų saugumą. Tai va, būtent čia yra vienas kelias, ar ne? Tai, jeigu jau yra, tai pagalvoti apie modernizavimą, jeigu tokių priemonių neturi, tai būtinai jas reikėtų susidiegti. Kai kalbam apie darbo vietą, tai yra vienas irgi, kaip jau prieš tai prezentaciją minėjau, pagrindinio atakos vektorių. Todėl labai svarbu pasirūpinti tokią apsaugą, kuri užtikrintų prevenciją nuo šiuolaikinių žalingų programų, tokių kaip ransomware. Nes, kaip minėjau, tai šiuo metu pakankamai
trendina. Ir renkantis tą kompiuterinių darbo vietų apsaugą reikėtų atkreipti dėmesį, kad antivirusinė sistema neapsiribotų tik virusų skenavimu pagal signatūras, parašus, o naudotų daugiau žalingo kodo aptikimo metodikų. Ten gebėtų stabdyti įvairius išnaudojimus arba exploitus, kitaip tariant, pasitelktų dirbtinį intelektą į pagalbą ir panašiai. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir išmaniųjų telefonų apsaugos, kadangi šie įrenginiai sukauptos informacijos ar prieigos prie tos informacijos galimybėmis mažai jau benusileidžia kompiuteriui. Tai labai svarbu tą telefonų saugumą valdyti organizacijos lygyje, ypatingai jei tais telefonais darbuotojai naudojasi ir asmeniniais tikslais. Tai va tokiais atvejais reikėtų gebėti atlikti įrenginių konfigūraciją nuotoliniu būdu, valdyti aplikacijas, kokios gali ar negali būti sudėktos, o jeigu įrenginys, vėlgi, kaip minėjau, naudojamas asmeniais ir darbo tikslais, tai atskirti tą darbinę telefono aplinką nuo asmeninės. Ir nepamiršti, žinoma, užtikrinti antivirus apsaugos ir telefonams, nes jau aibė yra žalingo kodo parašyta būtent tai telefono operacinės sistemas. O tą pasiekti iš principo galima tai su taip vadinamais MDM arba lietuviškai mobilių įrenginių valdymo sprendimais. Tai būtent, kad naudojant šias sistemas jūs pasiekėt ne tik saugumo, bet iš tikrųjų ir darbuotojų produktyvumą. Tai va čia irgi svarbu pagalvoti apie tai. Tada perinant nuo įrenginių į paskiras turiu omeny čia įvairūs prisijungimai kasdieniniam darbe naudojant ir CRM sistemas, RP sistemas ir įvairias kitas portalus reikalingus darbui. Tai yra kitas lygis, kuriuo reikėtų pasirūpinti, to taip vadinamų paskirų internetinė apsauga. Ir pirmas žingsnis, ką reikėtų padaryti, tai turėti griežtą slaptažodžių politiką. Nes yra labai bloga praktika, kad yra naudojami paprasti slaptažodžiai ir jie, kas yra dar blogiau ir baisiau, kad tie patys slaptažodžiai pernaudojami naudoja tą patį slaptažodį jungiantis prie skirtingų sistemų. Ir kaip rodo statistika, dėja didžioji dalis mūsų iki šiol taip ir daro. Tai kad palengvinti gyvenimą vartotojams, tai šioje srityje tikrai galima ir tą galima padaryti su taip vadinamos slaptažodžių tvarkyklėmis, kurios automatiškai generuoja sudėtingus slaptažodžius ir skirtingus kiekvienai atskirai sistemai ir vartotojai netgi automatiškai prijungia prie paskyros, tai yra nereikia vartotojui ranka suvedinėti tų slaptažodžių. Tai va tokiu atveju vartotojui lieka atsiminti tik vieną stiprų slaptažodį. Šie įrankiai labai irgi aktualūs tampa darbo iš namų metu, nes leidžia, pavyzdžiui, saugiai dalinti slaptažodžius su kolega, jeigu toks poreikis atsiranda, mažina kaštų iš IT pusės susijusių su slaptažodžių statymu, nes mažiau laiko gaištama tiesiog atstatinėti slaptažodžius pamirštus vartotojams, ir didina produktyvumą. Ir kas irgi svarbu, kad veda organizacijas link atitikties tokiam reglamentui, kaip pavyzdžiui BDR. Ir dar kas yra svarbu, kalbant apie paskyrų apsaugą, tai kad sudėtingas slaptažodis nėra panacėja, reikėtų maksimaliai išnaudoti antro faktoriaus autentifikaciją prie visų resursų. Ir ypatingai, jeigu naudojat slaptažodžių tvarkyklę, tai ypatingai prie slaptažodžių tvarkyklės, nes ten yra visi deimantai sudėti į tą skrynę. Tai vat, naudojant papildomus faktorius, yra užtikrinama maksimali paskyrų apsauga ir renkantis tą antrą faktorių rekomenduojam pagalvoti apie fizinę renginuką, kadangi lyginant su SMS ar aplikacijomis telefone jis yra saugiausias šiai dienai. Tai čia apie tiek turbūt, apie tada tiek. Ir leidžiamės toliau į duomenų lygį, tai kalbant apie duomenų apsaugą, tai labai svarbu pasirūpinti jų šifravimo, ypatingai nešiojamuose kompiuteriuose, nes šie įrenginiai yra didesnėje rizikos grupėje būti pamesti ar pavogti. Nereikia bijoti, kad vartotojas užmirš slaptažodį, nes šiuolaikinės organizacijoms skirtos priemonės turi būdus, kaip slaptažodį statyti. Daugelį atvejų net nereikia būti prisijungus prie interneto, kad tą būtų galima padaryti slaptažodžio statymą. Ir dar kas yra svarbu, kad įvykus incidentui jūs ne tik neprarasite įmonėje jautrios informacijos, bet ir atitiksite BDR reikalavimus bei išvengsite baudos tikėtina, nes jei tarp prarastų duomenų buvo asmens duomenys, tai ir jeigu jūs galite įrodyti, kad tie duomenys buvo šifruoti praradimo metu ir liko šifruoti, tai iš tikro bauda negresia. Ir žinoma, kalbant dar apie duomenis, svarbu nepamiršti pasirūpinti atsarginėmis kopijomis, nes įrenginiai genda, duomenys tampa nepasiekiami tokiais atvejais ir organizacijos veikla stringa. Tai daug komentarų šitai daliai nereikia, tiesiog reikia bekupuoti ir čia daugiau klausimų neturėtų kilti.
Ir paskutinis, bet ne ką svarbesnis elementas šitoj visoje grandy, tai būtų mūsų vartotojai, organizacijų darbuotojai. Tai webinare aptarinėjame, kad daugiausia kabutėse dėmesio ir susilaukia būtent žmogus organizacijoje, kai išnaudojant ten socialinės inžinierijos principus, ten phishingo laiškai, tos įvairios sukčiavimo svetainės, programišiai bando priversti darbuotojus atlikti tam tikrus veiksmus, paspausti, atsisiųsti, įdiegti kažką ar atskleisti tam tikrą jautrią informaciją, todėl kaip vieną iš prioritėtų visada siūloma pasirūpinti darbuotojų kibernetinio saugumo suvokimo kėlimo mokymais. Nes darbuotojai iš principo turi suvokti, kaip atpažinti phishingo tipo laišką, kokių veiksmų imtis atpažinus jį ir iš principo išmokti kritiškai vertinti nestandartinės situacijas, ypatingai dabar dirbant iš namų. Taigi, ačiū už dalyvavimą, tikiuosi buvo naudinga.